Sveiki! Džiaugiuosi sveikindamasi su jumis Lietuvos kinologų draugijos mokymo centro pokalbių svajonių šuo pažink veislės metu. Tai yra pokalbiai, kuriuose išgirsite pasakojimų iš patyrusių veisėjų, teisėjų, veislės entuziastų, veterinarų apie jų ilgus metus mylimas ir puoselėjimas veislės. Lietuvos kinologų draugija tikisi, jog šie pokalbiai padės ne tik geriau pažinti mūsų augintinius, bet ir išsirinkti savo svajonių veislę šuns dar neturintiems. Taip pat kviečiame apsilankyti draugijos svetainėse www.kinologija.lt bei mesiršunis.lt. Na, o šiandien išgirsime apie atletiškuosius, elegantiškuosius, iš didžios laikysenos šunis, trumpaplaukius kolius. Žiniomis bei patirtimi apie šią veislę šiandien pasidalins veislyno Indigo Aura savininkė Justina Lelienė. Sveiki, Justina! Sveiki! Mes labai džiaugiamės, kad šiandien esate su mumis ir pristatysite šią nuostabią veislę. Ačiū už kvietimą, nes iš tikrųjų trumpaplaukius kolius labai mažai kas atranda, tai smagu apie juos pakalbėti ir daugiau kam papasakoti apie juos. Tai gal tada tai pradžiai papasakokit, kaipgi pas juos atsirado tas pirmasis trumpaplaukis kolis? Pas mus trumpaplaukis kolis atsirado prieš 6 metus, o kol mes jį suradom patys, kol tą veislę atradom ir patį šunį paskui atradom, tai dar užtruko ilgiau. Mes ieškojom savo šeimai šuns tokio, kuris būtų lengvas, kuris atitiktų mūsų gyvenimo būdą, mūsų šeimos aktyvumą, laisvalaikį arba užimtumą atitinkamai, kadangi vaikai maži, tai to laiko tikrai ne visada yra tiek, kiek buvo anksčiau, iki mažų vaikų. Ir ieškojom tokio šuns, kuris prisitaikytų prie tokios mūsų šeimos, kokia jinai buvo. Ir tikrai svarstam apie įvairias aviganių veislės daugiausiai, nes norėjom lengvai dresuojamo šuns. Ir tai tas netinka ir kažkaip galvojom, tiktų kolis ilgaplaukis, bet tas kailis jo, šiais laikais ypač, atrodė, nerasim laiko ir noro tą kailį prižiūrėti. Ir aš kažkaip taip sakau vyrui, yragi trumpaplaukiai koliai. Kaip ir daugeliui žmonių, jie tokie atrodo kaip nepastebimi ir nematomi, bet jie tokie yra. Ir kai tu juos atrandi, tada pasižiūrėjom, ale tikrai, jie tikrai mums tinka, jie turi labai daug mums, su mumis derančių savybių, jų yra lengva priežiūra, tiesiog viskas susidėjo į vietas ir savaime tiesiog taip sukrito, kada supratom, kad yra ta veislė ir jinai tikrai mums yra tinkama ir tada, aišku, dar pasigilinom, pabendravom su kitais veisėjais, ieškojom, kas Lietuvoje augina, neradom ir tada bendravom su užsieniu. Ir kai atvažiavo pas mus pirmoji kalytė mūsų, Tesla, tai jinai tiesiog viską patvirtino. Lūkesčius visus ir pateisino, ir pranoko. Ir iki šiol stebimės, kodėl jie yra tokie nepopuliarūs čia pas mus. O tai kokia yra padėtis dabar Lietuvoje? Kiek mes turime trumpaplaukių kolių apytiksliai? Labai mažai. Mes praeitą vasarą turėjom šuniukų vadą, tai 8 šuniukai, didelė vada, ir jie gavo berods numeriukus iki 50 maždaug. O patys pirmi koliai į Lietuvą buvo atvežti gerbiamos Natalijos Kalin, jinai tuo metu veisė Lietuvoje Fantazijos ilgaplaukius kolius. Tai jinai veisė trumpaplaukius kolius apie 10 metų, turėjo 7 berods vadas ir nuo 2008 metų Lietuvoje niekas nebevyko trumpaplaukių kolių fronte, nei šunų nebebuvo, nei veisėjų. Apie 15, 16, 17, 18 metus buvo atvežta keletas kolių, buvo viena vada. Tai papasakokit tada mums, kaipgi atsirado trumpaplaukiai koliai, vis tiek jie turi savo veislės istoriją. Taip, jų istorija gana ilga. Tiksliai, aišku, niekas jų nebežino, nes galima būtų grįžti iki turbūt romėnų ten užkariavimų laikų, bet šiaip susiformavo Škotijoje ir
šiuolaikinis trumpaplaukis kolis pradėjo formuotis apskritai jau tik tais, kaip atsirado ir pirmosios parodos. Iki tol tai tiesiog buvo škotų ganimo šunys, vieni buvo ilgaplaukiai, kiti buvo trumpaplaukiai, vieni galbūt ganė vis, kol jos buvo kažkokioj teritorijoje ganėsi, kiti trumpaplaukiai koliai labiau buvo skirti jas perginti iš vietos į vietą, į mugę, į skerdyklą, į dar kažkur. O vat kai atsirado parodos, jau jie tada pradėjo formuotis ne tik pagal darbinės savo savybės, bet ir jau buvo kreipiama ir į išvaizdą dėmesys. Pradėti maišyti su ilgaplaukiais koliais. Ir maišėsi, beje, buvo galima juos maišyti iki pat 94 metų. Tik tais tada jie buvo galutinai atskirti. Tai vat jie dar vis labai daug turi panašių savybių ir su ilgaplaukės, ne tik išvaizdos, bet ir charakterio. Tai ar galima būtų sakyti, kad tai yra beveik ta pati veislė ilgaplaukiai ir trumpaplaukiai koliai? Beveik. Ar vis dėlto? Beveik. Jie, aišku, ilgaplaukiai galbūt buvo labiau skirti ganyti avis vienoj teritorijoje, o trumpaplaukiai perginti. Ilgaplaukiai lygtais labiau galbūt buvo Škotijos aukštikalnėse, o trumpaplaukiai jau ten prie miestelių, kur šilčiau, tai to kailio tokio nereikėjo. Bet per visą tą laiką, kadangi jie labai ilgai galėjo būti maišomi tarpusavį, tai jų tikrai savybės daug kurios yra persipynusios. Ir aišku, paskutinių tų kelių dešimtmečių atskirimas juos nuvedė skirtingais keliais, jie dabar labiau skiriasi galbūt negu anksčiau. Trumpaplaukis greičiausiai bus aktyvesnis, galbūt priežiūra, aišku, kitokia, bet iš esmės ir dabar yra Amerika, kai kurios šalis ir Europoje, kur juos iki šiol leidžia maišyti. Ir ta jų riba, tų skirtingų veislių, jinai vėl pamažu nyksta net ir Europoje. Tai broliai, pusbroliai, giminingi. Na, paminėjot, kad tai yra aktyvūs šunys, o kaip dar apibūdintumėt jų temperamentą? Temperamentas. Šiaip, žinot, kolis, asmenybės kiekvienas turi skirtingas. Vienas galbūt bus aktyvesnis, kitas ramesnis. Vienas savarankiškesnis, kitas tyrinėt pasaulį labiau linkęs, trečias labiau prie šeimininko prilipęs. Bet kas jiem gali būti bendra labiausia, tai yra tas imlumas. Jie nepaprastai lengvai mokosi, jie labai lengvai prisitaiko ir gali išbandyti daugybę šiuolaikinių šunų sporto disciplinų. Mes esam ir patys bandę ir šunų vikrumo sportas, ir ganimas, ir kvapo detekcija. Esam ir darželyje pravedę edukaciją ir terapiniai šunys. Žodžiu, ką pabandysit, jisai viską darys, jiem patinka su šeimininku dirbti, jie tikrai yra motyvuoti, mėgsta žaisti, mėgsta skanėstus. Tai ir kitas turbūt esminis dalykas, kuris bus daugeliui trumpaplaukių būdingas, kaip ir ilgaplaukių, tai yra ta tokia empatija, tas atjautimas ir įsijautimas į šeimininko savijautą. Labai gerai jie jaučia emocijas ir labai jas perima. Ir tarp kitko dėl to jie labai yra tinkami iš tikrųjų terapiniam darbui. Lanko senelių namus, sergančius vaikus, su vaikais apskritai mėgsta ir būti ir dirbti. Tai va tas jautrumas ir imlumas turbūt būtų tos savybės, kurios bus būdingos visiems koliams, o jau ten aktyvumo lygis, tai žinokit, būna nuo iki. O ar rekomenduotumėte įsigyti trumpaplaukį kolį šeimai, kuri galbūt neseniai susilaukė arba turi visai dar mažą vaikelį? Šeima šeimai nelygu, bet mūsų pačių koliai atkeliavo į mūsų šeimą, kai vienam mūsų vaikui buvo 11 mėnesių, o antra kalytė atkeliavo, kai kitas vaikutis buvo apie 1,5 metų. Tai tikrai nėra sunkus šunys ir tikrai jie nereikalauja iš šeimininko labai didelio pasišventimo kažkokio. Jie ir su tais vaikais lengvai sutarė ir tikrai nepasakyčiau, kad maži vaikai kolių yra problema, tai būtų kaip tik priešingai.
daugeliu atveju, aišku. Nes, aišku, šeimininkai turi tiek vaikus, tiek šunis jau auklėti ir turi būti pasišventę tėvai papildomam darbui, žinoma, kad sunkiau, kad tada turi ne tik šuniuką mažą išauklėti, bet ir vaikui mažam pasakyti. Nu, ne viską tai pasakys ir ne viską jisai supras. Todėl turite dirbti ir užstoti tą šuniuką arba vaiką nuo šuniuko, kol jie abudu mokosi gyvenimo taisyklių. Na, o kaip yra su kitais gyvūnais, tiek su šunimis, tiek kitų rūšių atstovais? Bendra taisyklė tai, kad puikiausiai sutars, bet aišku, vėlgi priklausys nuo šeimininkų įdėto darbo ir nuo konkrečių gyvūnų temperamento. Bet šiaip medžioklės instinkto neturi, gyvena su katėmis, mūsų pačių veisimo šuniukai tikrai ne viena šeima, kurie turi ir mažus vaikus, ir kates, ir kitus šunis. Apskritai tai nebus problema, bet gali būti, jeigu netinkamai šuniukas auklėjimas. Tada gali aišku būti, kad ir užsivaikys, ir instinktas kažkoks jau pabus, bet šiaip žinau kolius ir ten su papugėlėm laiko ir ko tik ne. Bet ar šiaip dažnai pasitaiko, kad koliams vis dėlto pasireiškia tas instinktas tiek ganimo, kad jie pradėtų ganyti ar vaikus, ar kitus šunis, ar žmonės? Pasireiškia. Nepasakyčiau, kad labai daug ir kad labai stipriai, bet būna, kad ir vaikus gano, bėgioja aplinkui, kitas, žiūrėkit, dar ir kulniuką bandys prikasti, prižnypti. Taip pat kates ten kokias, jeigu katė bėga, natūralu yra, kad aviganis vysis ir kolis nėra išimtis. Bet šiaip jau jie yra labai nutolę nuo savo pirminės paskirties ganimo ir vat, nuvažiavus, kad ir jau pas savis ganyti, jau atrodo, čia jau visos jau yra galimybės, jau tik tai pasileist kasas ir tai ne visada domisi. Kitas gali apsisukti atgal, nueiti prie savo mašinos, atsisėsti ir maždaug tu šeimininkas su visais šitais purvais ir smarvėm tu ir tvarkykis, man to nereikia. Bet mūsų dauguma šunų bent jau domisi, tai tikrai. Na, gal dar galit plačiau papasakoti apie sportą, kiek žinau, jūs tikrai juo labai aktyviai užsiemat. Tai kas jums labiausiai patinka, kas jūs atvedė į šią veiklą ir ar šunims tai labai patinka? Tai visada stengiasi, kad šunim patiktų. Tai šiaip man šunis apskritai patiko nuo vaikystės ir man visas tas buvo įdomu, pasaulis kinologinis ir paklusnumo dresūra, paskui ir tas vikrumo sportas agility atsiradęs. Aš turėjau, mano pirmas šuo buvo bokserio mišrūnas ir mes jau su jie į agility varžybas važiuodavom, paskui auginau airių seterius, tai jie truputį toliau nuo viso šito sporto, bet kai rinkomės kitą veislę, tai vienas iš kriterijų buvo, kad tas šuo būtų lengvas šeimoje, nereikalautų ten valandų daugybės kasdieną sporto ir darbo ir pasivaikščiojimo, bet kartu ir galėtų kažkur dalyvauti su mumis daugiau, jeigu sugalvotume ne vien tik pasivaikščiojimus. Tai vat su mūsų pirmąja Tesla mes ir paklusnumą lankėm, ir paklusnumo egzaminą išsilaikėm, ir agility, ir su jaunesnėja Zeta irgi agility užsiminėjom. Tiesiog toks yra ir pačiam malonus laiko praleidimo būdas, ir šunim, tikrai jie kaifuoja nuo to dėmesio. Aišku, ieškai visada tinkamos motyvacijos, jeigu ten tik paglostukai galbūt neužtektų ten sportui, jau pasiimi žaisliukus, skaniukus, bet šunis, jie mėgsta vis tiek, nors ir nėra ten super aktyvus, bet koliai jie mėgsta kažką veikti, daryti ir tiesiog mes tą buvimą kartu įprasminam, ne vien tik pasivaikščiojimais po miškelius. O koks turėtų būti užimtumas šuns? Ar tai vis dėlto reikalauja labai didelės fizinės veiklos ar vidutinės, maždaug įmant tą vidutinį šunį, kad trumpaplaukis kolis jaustųsi komfortiškai, kad jis jaustųsi išsikrovęs tiek protiškai, tiek fiziškai? Čia tokio irgi vienareikšmio atsakymo aš turbūt neturėčiau. Jie labai yra prisitaikantis iš tikrųjų prie šeimos. Todėl
Na, aš taip vertinu, kad maždaug valandą pasivaikščiojimų per dieną jiems yra visai pakankama. Yra, aišku, aktyvesnių šunų, mažiau, aš manau, tiesiog jau bet kokiam šuniui yra per mažai. Bet jie yra labai atlaidus. Ir jeigu, tarkim, ar mes sergam, ar vaikai serga, ar ten laukia labai blogas oras, nei mes, nei šunis net ir nenori eiti į tą lauką. Ir jos tikrai pakankamai komfortiškai jaučiasi su tais trumpesniais pasivaikščiojimais, po 20 minučių ten apeinam ratukus kelis ir bėgam namo šildytis arba toliau sirgti ar dar kažką. Ir tikrai tai nėra tie šunys, kurie grįžta namo ir jeigu nepakankamai išsilakstė, neša žaisliukus, kiša, prašo, tu čia dar kažką pamėtyk, man padaryk, dar kažką paveikim. Ne, jie grįžta namo, išsijungia kaip su mygtuku, žinot, net apie kolius yra sakoma, kad jie turi tą tokį off switch, kaip išjungimo mygtuką. Grįžta namo ir miega. Iki kito karto. Ir kiek jūs jam duosite, tiek jisai darys. Duosite valandą, užteks. Duosite 2, dar geriau. Duosite 3, nu jau čia aišku, ne kiekvienas ir tiek galės ir turės laiko. Bet tikrai jie labai prisitaiko, bet žinoma, mažiau negu valandą, nors aš manau, kad tiesiog jeigu tiek neturi žmogus laiko šuniui, tai, nu, ne šitas šuo. Taip pat pokalbio pradžioje užsiminėte apie priežiūrą. Tai kokios priežiūros reikalauja trumpaplaukis kolis? Čia pats geriausias klausimas. Nu, beveik jokios. Aš, kadangi prieš tai, kaip minėjau, turėjau airius seterius, labai galiu palyginti. Ir man tas trumpas kailis, taip, jie šeriasi ir tikrai daug šeriasi. Bet tas malonumas, kada tu grįžti iš lauko, nuvalai pėdutės su skudurėliu ir pamiršai, nu, yra viską atperka. Nereikia kirpti ten, nereikia maudyti. Mes maudom kartą į pusmetį galbūt. Nu, kai išsipurvina, kai jau glostai ir jauti, kad nelabai malonu glostyti, tada ir išsimaudom. Jeigu į parodas važiuojam, nu, kaip juokiamės, su dulkių skudurėliu nusivalyti šunį užtenka. Gerai, baltas kojas ir baltą kaklą nuplaunam, iššampunuojam, išbalinam, bet šiaip šėrimosi metu taip, mes tada jau šukuoji daugiau ir stengiasi viskas, ką iššukuosi laukia, tas nenukris kambarį ant grindų. Bet daugiau tai nei ten ausų priežiūros, nei ten dantų priežiūros, nu nagai kaip ir visiems šunim ir viskas. Geriau nebūna. Tikrai besiklausant, atrodo tikrai labai lengvas, kaip minėjo šuo. Mums tai yra atradimas, mes tikėjomės kažkokio lengvesnio šuns, nes tiesiog įsivertinom, kad to laiko tiek, kiek jo yra, geriau mes tą laiką skirtume veiklai lauke, veiklai su šunimi, dresūrai, sportui, dar kažkam, negu to šuns priežiūrai. Nu, net ir kiti aviganiai, kurių kailis yra, nu, ne kaip kolio, bet ne kaip ilgaplaukio kolio, bet tarkim australų aviganis, nu, jo kailis yra ir toks tarpinis, ilgesnis negu trumpaplaukio, trumpesnis negu ilgaplaukio, bet vis tiek, nu, tie šunys, nu, jiegi sušlampa ir tas kojas ir prisivelia kažko į tą kailį. O jau aš kai atsimenu, kaip paleidi šunį prasibėgti per mišką, jis grįžta pilnas tų visų kibukų prikibęs. Tai tu paskui, aš net su ašarom to savo airių seterius šukavus ir traukus tuos kabučius valandą. Nu tai mums tiesiog nusprendėm, nu to viso nereikia. Geriau mes tą laiką paskirsim maloniam pasivaikščiojimui, o jie net ir per šlapynės prabėgę, kol parvažiuos namo, žiūrėkit, jau išdžius ir nubirės. Nu, fantastika. Dar paminėjote parodas, kad reikia tik tai nuvalyti skudurėliu. O kokia yra šiaip jūsų patirtis parodose? Dažnai pamatome šią veislę jose? Ne, nedažnai, todėl net nelabai ir įdomu dalyvauti iš tikrųjų. Mes su Tesla, kai dalyvavom dar truputį daugiau, tai dažniausiai jinai būdavo viena trumpaplaukių kolio atstovė parodoje. Ir jeigu kas nors dar dalyvaudavo, tai būdavo svečiai iš užsienio, dažniausiai iš Suomijos. Tarp kitko, Suomijoje tai yra ganėtinai populiari veislė, keli šimtai šuniukų per metus registruojama, o ne 10 kaip pas mus, ir tai kas antrus metus. Latvijai, Estai nelabai, Estai visai neturi, Latvijai turi keletą šunų, Lenkai irgi keletą. Nu, žodžiu, susitikti parodose trumpaplaukį kolį, tai reikėtų patiems kažkur toliau važinėti. Bet vėlgi, mes
tiesiog prioritetus savo šeimoje susidėlioja taip, kad taip padalyvaujam ir parodose, nes tiesiog tai yra hobio dalis, bet nevažinėjam dėl tų parodų, geriau kažkur kažką kitą pasiveikiam. Tai mes daugiau ir po seminarus dalyvavom ir dar kažkur tai. Bet va čia nuotraukas kaip tik rodot, čia yra mūsų veisimo kalytė, jinai gyvena Belgijoje veislyne ir ją tikrai pavežiojo po aplinkinės šalis, jinai jau yra tarptautinė čempionė. Ir tuose kraštuose pasitaiko kolių daugiau, nedaug daugiau, ten po 5 į ringą galbūt susirenka, 7, kai tuo tarpu Suomijoje ir paprastoje parodoje yra normalu 10 ir 14 šunų, kad susiregistruoja. O didesnėse tai ir po keliasdešimt. O ar dažnai pamatome trumpaplaukius kolius ant pakilų? Grupės konkursuose ir panašiai. Nelabai dažnai. Jie, žinot, jie realiai išvaizdos, jie kažko ypatingo jie neturi, nelabai daug ko išsiskiria. Trumpas, paprastas tas kailis, ilga ta nosis. Spalva, marmurinė spalva gal aišku įspūdingesnė, bet dažniausiai jos nusiurbia kažkokie labiau plaukuoti šunys. Bet aišku pasitaiko, kada tikrai geras trumpaplaukis kolis. Suomijoje keletas buvo tokių ir Čekijoje, kur yra populiaresnės veislės ir stiprus veislynai, pasitaiko. Yra ir Best in Show, gražiausius parodos šunis laiminčių, buvo kalyčių keletas tokių. Ir pasauliniai parodoj, man atrodo, grupėje vietą kažkurią paėmusių. Tai pasitaiko tikrai tokių, bet tai nėra šiaip jau šou veislė kaip tokia. Dar taip pat paminėjote galvą ir sakoma, kad tai yra išskirtinis veislės bruožas. Gal trumpai galėtumėte apibūdinti, kokia ta galva turėtų būti? Trumpaplaukio kolio galva. Jinai standartė net yra išskiriama, kad tai yra ypatingai svarbu. Jinai yra pleišto formos, jeigu žiūrint iš priekio, jinai platėjanti, nuo nosies link ausų jinai išplatėja, ir paralelės turėtų būti snukio ir galvos lygios, kad kaip plytos, bet labai labai mažas tarpelis tarp jų. Kitose veislėse irgi būna tos paralelės pageidaujamos, bet su didesniu perėmimu, o kolio yra tokia ilga ta galva, tos linijos ilgos, pakankamai lengvos, norisi stipresnio apatinio žandikaulio. Na ir žinoma, akis. Labai svarbu yra akis, migdolinės formos, įkypos ir protingos, ir ausytės, truputį palinkusios. O kokių šiaip spalvų būna trumpaplaukiai koliai? Spalvos pagrindinės yra 3. Juoda trispalvė, va čia kaip mūsų zeta, marmurinė žydra ir yra sabalų su balta. Tai yra 3 pagrindinės spalvos pripažįstamos Tarptautinės kinologų federacijos. Amerikoje pripažįstama ir sabalų marmurinė ir balta su, kaip čia jie vadina, su spalvota galva, sakykime. Kada šuns dominuojanti spalva yra vis dėlto balta ir tų spalvų ar trispalvės, ar marmurinės, ar sabalų yra tik tais kelios dėmės ant galbūt nugaros, užpakalinės dalies ir galvos. Bet šitas Europoje nepripažįstama, pas mus yra tik tos 3 pagrindinės spalvos. Marmurinė spalva kartu su savim dažnai atsineša ir spalvotas akis. Viena arba abi gali būti irgi žydros, dalinai ar pilnai, visokių pasitaiko, visiškas atsitiktinumas, kokios spalvos bus akis marmurinių šunų, visų kitų tamsiai rudos. O šiaip, jeigu bendrai reikėtų trumpai apibūdinti trumpaplaukio kolio išvaizdą, tai koks tai yra šuo? Jisai vidutinio dydžio, bet labiausiai gal ką akcentuočiau, kaip ir standartas prašo, kad jisai stovi su tokia išdidžiai, su protinga išraiška, jisai išdidus yra ir sportiškas, atletiškas. Ir žiūrėdami į kolį, jūs tą ir turėtumėte matyti, kad tai nėra kažkoks susisukęs,
persisukęs, bet tvirtas tas šuo, sportiškas, galintis dirbti visą dieną. Tai taisyklinga galva suteikia išraišką išmintingą, protingą ir tai sudaro tą visumą, kada žiūri į tą šunį ir jisai galbūt yra paprastas, bet jis yra neprastas, jisai yra patraukia vis tiek akį savo tokia povyza visą ir reikalauja į save šiek tiek dėmesio. Nepraeisi pro šalį greičiausiai. Na, mes jau aptarėme išvaizdą, temperamentą ir po truputį pereiname prie bene svarbiausią aspektą, tai yra sveikata. Ar turi trumpaplaukiai koliai kokių nors sveikatos negalavimų, kurie tarp šios veislės šunų pasitaiko dažniau? Visumoje tai būtų sveika veislė. Šiaip kaip jų dydžiui, vidutinio dydžio veislė, kur patinai būna netoli 30 kg, kalytės 20-25, jie išgyvena, yra visiškai standartas, įprasta 12 metų ir net daugiau. Tai visumoje tai tikrai yra sveika veislė, bet aišku, kaip jūs ir klausėt, pasitaiko visko. Displazijos, ar tai klubų, ar tai alkūnių, ypatingai reti yra atvejai. Akis visi veisėjai tyriam ir akių anksčiau buvo problema, vadinama coli eye anomaly. Tai kada šunys turėdavo išsivystydavo akių pakitimai, bet šitie tyrimai yra ir klinikiniai, ir genetiniai. Ir visą šitą veisėjai atsakingai pasitikrina prieš veisant ir šitas visas jau yra išgyvendinta iš veislės. Kitas dalykas, ką mes galim pasitikrinti genetiškai, yra degeneracinė mielopatija. Tai ne vien tik kolių liga, jinai pasireiškia ir kitom veislėm, senatvėje gali sukelti užpakalinių kojų paralyžių. Tai irgi yra genetinis tyrimas. Ir tai žodžiu, pasitikrinam šunis ir iš principo niekom nesiskundžiam. Bet kadangi veislė yra reta ir genofondas gana yra nedidelis, tai su tuo ateina pasekmes, kad lenda kartais alergijos, retkarčiais ir epilepsija. Tai patyrę veisėjai, aišku, žino, domisi ir vengia rizikingų kombinacijų. Bet net ir tas, aišku, negali apsaugoti 100%, todėl taip, tokių problemų irgi pasitaiko. Taigi galima būtų sakyti, kad labai svarbu yra pasirinkti atsakingą veisėją, kuris tikrai atsakingai žvelgs į sveikatos klausimą. Taip, siūlyčiau pasirinkti ir klausti pas tą veisėją patį, ką jisai daro, kodėl jisai daro, ir taip pat nebijokit ir apie tos tyrimus paklausti, jeigu nesuprantat, ką ten tie pliusiukai, minusiukai reiškia. Tikrai jums pasakys, o jeigu nepasakys, nu tai tada kodėl tas veisėjas neturi ką pasakyti, apie tai būtų klausimas. Šiaip minėjote, kad trumpaplaukių kolių Lietuvoje yra nedaug, o kaip yra bendruomenė, ar kada susirinkate kartu, ar bendraujate, ar dalinatės žiniomis apie šią veislę? Stengiamės bendrauti tikrai. Šiuo metu ta visa trumpaplaukių kolių bendruomenė beveik ir stovi vien tik tais, kaip būrėsi mūsų dėka, nes daugiau kitų aktyvių veislynų nėra. Tai mes visus savo šuniukų šeimininkus kviečiam bendrauti, palaikyti ryšį, domimės, kaip jiems sekasi. Ir kiekvienais metais darom veislynų susitikimą. Ir iš tikrųjų labai džiaugiamės savo šeimininkais, nepaprastai yra ir aktyvūs žmonės, ir bendraujantis, ir žinot, trumpaplaukis kolis yra tokia veislė, kurios nepamatysi gatvėje ir nepasakysi, va, koksai mielas ir aš tokio noriu. Žmonės, kurie į mus kreipiasi, jie jau būna kažkur pasidomėję ir paieškoję ir kažkaip tą kolį suradę. Ir todėl jie tokie, būna bendraujantis ir norintis palaikyti tą ryšį. Ir mes turim net ir iš Lenkijos keletą šeimų labai irgi įsiliejusių į tą Lietuvos bendruomenę. Jie net atvažiuoja iš Lenkijos į Lietuvą į susitikimus veislyno. Vieną kartą darėm Lenkijoje pasikeisdami.
Ir lietuviai keli susirinkom ir važiavom į Lenkiją į tą susitikimą susitikti su broliais, sesėm, vaikais. Žodžiu, tikrai labai smagi, nedidelė ta mūsų bendruomenė, bet tikrai labai smagi. Ir čia neseniai pasikvietėm keletą šuniukų, avytės paganyti važiavom, irgi prisijungė. Tai žodžiu, ta bendruomenė yra maža, bet labai jauki. Na ir kiek pasakojate, kad tai yra labai lengvas šuo, ar yra kokie trūkumai, kuriuos turėtų apsvarstyti būsimas šeimininkas prieš įsigydamas šios veislės šunį? Yra. Aš turbūt atkreipčiau dėmesį į šių šunų jautrumą. Tas jautrumas, kaip sakiau, kad labai gerai jaučia šeimininkų nuotaikas, bet jie ir šiaip apskritai yra ir į aplinką atitinkamai jautriai reaguoja. Ir jeigu esate pripratę prie tų tokių šunų tankiukų, kuriems viskas vienodai ir jiem visur viskas vienodai gerai, tai ne visi koliai bus tokie, o galbūt dauguma jų bus netokie. Ir jiem galbūt reikės parodyti, pasocializuoti, kad čia viskas yra gerai. Tai nėra taip, kad juos reikia ypatingai ten perdėtai socializuoti kažkaip, bet tai pakankamai jautrus šuo ir jisai gali jautriai sureaguoti į kažkokias situacijas. Tai reikia būti tam pasiruošus ir turėti kantrybės. Kitas dalykas, šitas šuo netiks ir labai galbūt ambicingam žmogui, kuris nori kažkokių sporto rezultatų pasiekti. Nes kolis jis neturi to tokio vidinio, to drivo tokio. Jisai darys, jam fainai su šeimininku dirbs, bet tikrai nebus tas šuo, kur atiduos viską. Jie pasiskaičiuoja, kiek čia dirbti ir kiek jau čia jau nebeapsimoka. Ir kitas dalykas, taip pat netinka žmogui labai valdingam, kuris tikisi arba nori iš šuns tokio paklusnumo kaip laikrodis tikslumo. Tai šitie šunys irgi. Jie imlūs, jie mokosi lengvai, jie dažnai būna dresūros mokyklose pirmūnai, jeigu tik tais dirbate, bet jie pagalvot mėgsta, įsivertinti, ar čia apsimoka, ar čia neapsimoka, ką čia šeimininkas siūlo. Tai tokiem žmonėm, arba labai jautriem ir labai melancholiškiam, nes kolis irgi tą patį perims iš jų ir pats toks gali išsivystyti tas jo toks perdėtas jautrumas. O šiaip tai yra šuo labiau vieno žmogaus, ar jie dažnai pripranta prie visos šeimos? Šeimos. Labiau šeimos ir kartu tik šeimos. Jie, pavyzdžiui, nebus kaip labradorai ten kokie arba retrieveriai, kurie su visais sveikinasi, jiem visi faini, visi draugai. Tai greičiausiai kolis bus tik savo šeimos šuo ir visus svetimus jie dažniausiai ignoruoja. Arba šeimos artimųjų irgi, kuriuos pažįsta, tai viskas gerai, viskas patinka. Bet, pavyzdžiui, žmonės būna sustabdo gatvėje, pakalbina, kažką paklausinėja, ar galima paglostyti. Ir aš sakau, galima, bet nemėgsta mano šunys svetimų glostytojų. Bet, pavyzdžiui, kaip sakau, kur yra jau pažįstamas ratas, tada taip. Per tuos pačius mūsų veislės susitikimus veislyno, mūsų Tesla, jinai eina nuo rankų prie rankų ir renkasi paglostukus, nesustodama. Vienas žmogus baigia glostyti, eina prie kažkurio kito, kuris ten toliau jai pakasys ausytės. Tas jau baigia glostyti, eina prie trečio. Bet tai turi būti žmonės, kurie jau yra savi. Svetimus dažniausiai ignoruoja. Na ir pabaigai, ar pastebėjote, kad veislė kažkaip keitėsi per metus, ar ji išliko tokia pati? Sunku pasakyti, per kuriuos metus, žiūrint, galvojate. Jeigu per tą laiką, kada jie atsiskyrė nuo ilgaplaukių kolių, tada aš manau, kad šiek tiek tos veislės nuėjo skirtingais keliais. Bet ar per ilgalaikiai perspektyvai, ar trumpaplaukius kolis keitėsi ar ne, nelabai. Tarkim, būna kartais žmonės mėgsta dalintis veislę prieš 100 metų ir dabar. Tai tarp kitko, tie prieš 100 metų koliai, jie puikiausiai galėtų dalyvauti ringe ir šiandien. Tai išvaizdos prasme jie nėra labai pasikeitę.
Veisėjai apskritai, kadangi tai nėra populiari veislė, tai tų veisėjų nėra labai daug ir dauguma tų veisėjų esančių, jie yra atsakingi ir pasišventę tai veisliai. Ir kadangi tai nėra šou veislė, tai dažniausiai veisėjai vis dėlto deda akcentą ne tik į išvaizdą, bet ir į charakterį. Tai ar charakteris suprastėjo? Ne, nesuprastėjo. Išvaizda irgi yra, šiaip tipai nėra tas labai čia išreikšta. Aišku, yra visokių, visko visur gali rasti, bet iš principo ši veislė gana stabiliai laikosi, sakyčiau. Žinot, prisiminiau iš tikrųjų, vat ko nepaminėjau pati apie temperamentą kalbėdama, toks labai įdomus pavyzdys buvo. Izraelyje prieš, dabar nepasakysiu prieš kiek metų, buvo projektas, programa, buvo siekiama sukurti programą šunų Alzheimerio padėjėjo. Ir tie kūrėjai, jie ieškojo, kokia veislė tiktų šitam darbui. Alzheimeris, kaip žinot, yra, tai ne tik, kad, pavyzdžiui, žinot, akliesiam padėti ar kažką, Alzheimeris, jisai patį šeimininką, tą vedlį žmogų paveikia. Ir yra ir nuotaikos kaita, ir jisai užmiršta, ką darė ir panašiai. Ir toks šuo padėjėjas, jis turi papildomą stresą iš tikrųjų ir spaudimą ir atsakomybių sunkių. Ir vat šitai programai buvo ieškoma tinkamų veislių ir po ilgų paieškų trumpaplaukis kolis buvo pripažintas kaip vienintelė tinkama šitam darbui arba bandymui veislę. Dėl to, kad lengva priežiūra, aišku, buvo vienas kriterijus, tai kad nei ten kailio, nei nieko. Bet būtent dėl, kad būtų noras dirbti, noras žaisti, bet kartu ne per daug aktyvus. Taip pat, kad būtų geras ryšys su šeimininku, jautrumas tam šeimininkui, pajautimas to šeimininko ir kartu tokio turi turėti atsparumo, to tokio užsispyrimo ir galvojimo savo galvą, kada šeimininkui jau tam reikia pagalbos ir kada šeimininkas jau pats nebegali kažko padaryti, tai tie šunys buvo išdresuoti, kad jie parveda į namus, pavyzdžiui, tą žmogų, kai jis jau nebesiorientuoja. Tai tai žodžiu, buvo tikrai įdomu ir įspūdinga, kad būtent trumpaplaukis kolis buvo parinktas tai programai, kitos veislės buvo bandyta, bet nepasiteisino. Aišku, trumpaplaukį kolį irgi ne kiekvienas turi tą reikiamą savybių rinkinį. Kiek žinau, buvo 4 paruošti, gal ir daugiau nuo tada, kai skaičiau, jau dabar nebežinau. Bet tikrai, toks veislė turinti labai savotišką savybių rinkinį ir labai prisitaikanti, labai lengva ir kartu daug galinti. Mačiau Šveicarijoje juos iš sraigtasparnių leidžiantis ieško kalnuose žmonių. Suomijoje, Čekijoje ruošia žmonių paieškai griuvėsiuose, nelaimės vietose. Tikrai, tokie šunys, kurie baigia darbą, svarbų darbą, grįžta namo, griūna ant sofos ir miega. Labai fain. Tai yra tikrai daug tų aspektų, už ką mes galime būti dėkingi trumpaplaukiams koliams. Tikrai taip. Nuoširdus ačiū Lietuvos kinologų draugijos veisėjai Justinai už skirtą laiką, žinias ir patirtį. Ačiū. Ir ačiū visiems besidomėjantiems šią veislę. Taigi Lietuvos kinologų draugijos mokymo centro komanda linki visiems trumpaplaukių kolių augintojams kuo didžiausios sėkmės. Iki kitų susitikimų. Viso.